Sveiki, mėly klausytojai, čia tinklalaidė Filosofinė terapija ir aš, Algis Fedejevas. Kartu su Justinu Grigu. Malonu, Justinai. Malonu, Algi. Čia yra jau 5 epizodas, ar dar tik, nežinau, čia jums spręsti, galite surasti ankstesnius epizodus YouTube, Spotify portaluose, paklausyti, pasekti mus, užsiprenumeruoti kanalus, ir laukti vėlesnių epizodų. Šios dienos temą pavadinome ganėtinai neakademiškai, nenoriu būti atstumtas. Aš noriu gal net pridėti, kad pats pavadinimas gal net ne filosofiškai gali skambėti, nes toks dalykas kaip atstumimas, atrodo kažkas tokio labai proziško. Tokia labai nefilosofinė tema, sakyčiau, chrestomatiškai žiūrint. Taip, jeigu žiūrėsim taip labai akademiškai, tradiciškai į filosofiją. Kita vertus, mes manome, kad tai visiškai tinka filosofiniam repertuarui kaip tema. Ypač žiūrint iš tos pusės, kad mes šitoj tinklalaidėj ir bendrai su Algiu domimės labiau tokia praktinė filosofija, kuriai rūpi klausimas, vienas pagrindinių tokių klausimų, tai yra apie tokį problemiškumą, sudėtingumą mūsų gyvenimo ir taip pat apie tokią kančią, kurią mes išgyvename kasdien ir taip pat tokie svarstymai apie tai, kaip tą gyvenimą padaryti, nepaisant visų tų sunkumų, tokių pilnesnių ir prasmingesnių. Tai žiūrėdami iš šitos prizmės į žmogaus gyvenimą, tiesiog mes ko ne kaip faktą galime konstatuoti, kad atstūmimo patirtis yra tikriausiai viena skausmingiausių patirčių žmogaus egzistencijoje. Ir čia galima turbūt netgi kalbėti apie tam tikrą duotybę žmogiškosios egzistencijos, kad žmogus kaip būtybė yra labai priklausomas nuo kitų žmonių. Žmogus kaip būtybė yra labai priklausomas nuo kitų vertinimo, nuo artumo, nuo šilumos poreikio. Ir kai to trūksta gyvenime, tai turbūt galima laikyti kaip vieną galbūt pagrindinių tokio egzistencinio kentėjimo priežasčių, viena pagrindinių. Tai žodžiu, pasirinkdami šitą atstūmimo temą, mes iš tikrųjų matome tai kaip vieną turbūt esminių šaltinių apskritai tokio kentėjimo kasdienėme gyvenime. Būtent todėl pasirinkame kalbėti apie tai šioje tinklalaidėje. Taip, aš visiškai sutinku su tuo ir mes išskleisim visą šitą lauką šitos tematikos, bet dar priminsiu, kad, ne tiek priminsiu, kiek pasakysiu, kad šita tema labai siejasi su tuo, ką anksčiau kalbėjom. Ir greičiausiai apskritai apie ką mes kalbėsim, visada siejasi su kitais epizodais ir su kitomis temomis. Tai ankstesni epizodai buvo savojo kelio paieškos. Aš santykėje su kitais, nerimas, visa tai tikrai persipina su šita tematika. O dabar gal trumpai dar planą pristatysiu, ką mes šiandien aptarsim, tokie elementai atstūmimo temos apskritai. Tai pirmiausia padarysim tokį kaip ir įvadą, kurį jau kaip ir pradėjom. Toliau kalbėsime apie atstūmimo pavyzdžius ir variantus, sritis, kuriuose tai vyksta, bandysim įvairiais būdais išryškinti, kas tai yra. Toliau bandysim išryškinti kitą dalyką, tai jausmą. Jausmą būtent toje patirtyje, koks jisai ateina, kokie jausmai ateina. Čia ne vienas be jokios abejonės. Toliau kitas aspektas yra, kad atstūmimas kitų atstūmimas gali vesti į tai, kad žmogus pradeda atstumti pats save. Dar viena potemė yra atstūmimo vengimas, irgi dažnai pasitaikantis dalykas, labai natūralus, kuris veda į vienišumą, užsidarimą, vengimą būti su kitais. Aptarsime ir dar vieną aspektą, gal kiek iš pažiūros netikėtą, kontekste to, ką iki šiol suvardiname, tai pozityvų atstūmimo elementą, nes atstūmimas gali būti ir poslinkiu pasistengti, ir eiti į priekį, ir galbūt suprasti geriau save ir savo vietą šitame pasaulyje. Ir aišku, toks aspektas kaip atstūmimas, kaip duotybė bus, kur Justinas paminėjo, duotybė ir neišvengiamybė bus dar atskirai paliestas.
Pabandysim taip pat šiek tiek išskirstyti tokias skirtingas gana, nors ir susipinančias patirtis kaip priėmimą, kaip priėmimą, supratimą ir įvertinimą, ar neįvertinimą, nesupratimą ir atmetimą. Na ir dar dvi potėmės šitame bendrame plane, tai kiek aš pats turiu ar galiu keistis, kad būčiau kitų priimtas, apie prisitaikymą. Na ir aišku, užbaigsime tuo, kuo visada užbaigime, tai yra pasvarstymais, ką filosofinė terapija gali šitoje vietoje padėti. Ačiū, Algi, kad išsamei pristatei planą. Tai, žodžiu, ženkime po truputį link temos ir aš vis dėlto gal pasiūlysiu trumpai ne pagal planą dar pakalbėti. Žodžiu, tiesiog man kilo toks klausimas, ir manau gal klausytojams būtų įdomu išgirsti, pavyzdžiui, kaip tu, Algi, apskritai atėjai iki šitos temos pats. Kaip tu apibūdintum savo tokiam mąstymo kely, kaip tu po truputį priėjai prie tokio pastebėjimo, kad šita tema yra, svarbi vis dėlto ir apie ją reikalinga yra kalbėti. Vienareikšmiškai per savo patirtį, kuomet tikrai santykyje su kitais žmonėmis įvairiamis prasmėmis, kurias aptarsim, teko daug kartų būti tokiam pasijaus nereikalingam, atstumtam, ir tai vesdavo į labai sunkius jausmus. Labai sunkus jausmai iš karto kildavo, bet tai galėdavo nuvesti į tarsi tokį ir situacijos ir eskalavimą. Ir, kitaip tariant, atstumtas galėdavau pasijausti ir įniršęs, atstumtas galėdavau pasijausti ir pradėdavau ir vengti kažkokių kontaktų. Tai čia ir tai gali būti ir draugai, ir kokios romantinės partnerės. Ir kuomet bandau, galbūt, kadangi muziką užsiemu, tai bandau kažkur patekti, gauti koncertą, geresnę vietą ir to negaunu. Tai kažkuria prasme tas pats jausmas yra. Ir tą jausmą tiesiog teko labai daug kartų patirti ir nuolat tenka patirti. Ir tai yra labai nemalonus jausmas. Tai tu sakai, kad, pavyzdžiui, kuomet ieškai koncerto vietos, ten kreipiesi į kažkokią vietą ir gauni atsakymą ne, tas taip pat būna, kad poveikį tokį daro. Iš tikrųjų, tai netgi atsakymas nelabai būna toks, dažniausiai būna neatsakymas, kuris tiesiog tyla tokia, ar ne? Bet ir tai, sakyčiau, šiuo metu tai gal kitaip yra šiek tiek, šitas jausmas man prieš keletą metų būdavo labai stiprus. Dabar kažkaip daug ramiau priėmu. Bet iš principo tas pats principas, kad tai yra veikla, kuri tau yra svarbi, esminė, tu bandai kažkur patekti su ją, parodydamas savai aš toj vietoj, ir kažkas nekreipia dėmesio, arba pasako ne, arba tiesiog nepastebi, arba neįvertina. Ir tai tiesiog kai daug kartų atsikartoja, o nenori, jeigu tu ypač darai kažką naujo, kažką neįprasto, originalaus, nestandartiško, tas bus visada. Tas visada bus ir tas nėra išvengiama. Man visai imponuoja tokio mano mėgstamo muzikantų Davido Silviano mintis, kad, šiaip tai žmonės kaip tokia vientisesnė masė nelabai mėgsta kūrybiškumo ir originalumo. Tai tam, kuris kūrybiškas ir originalus, gali tekti neretai susidurti su... Be jokios abejonės. Su atstumimu. Iš tikrųjų, tas gali būti pakankamai skausmingas. Ačiū labai, kad taip atvirai. Gal tu nori irgi šitoj vietoje tart žodį? Jo, žinoma. Man asmeniškai, sakyčiau, irgi per patirtį tas pradėjo ryškėti, bet ne tik per patirtį, bet ir per tokią refleksiją tos patirties. Ir man atrodo, filosofija čia tikrai padėjo. Nes irgi galiu paminėti, kad, sakykime, nuo kokios paauglystės iki 20 kelių metų, tikrai kamuodavo tokios nelengvos būsenos, depresyvumas ir nerimo nemažai, ir nemigos. Ir
kurį laiką aš, negalėjau iš tikrųjų suprasti, kokios yra to priežastis. Aš tiesiog priėmiau tai kaip duotybę, pavyzdžiui, kad nemiga. Kamuoja nemiga ir bandai kažkaip užmigt. Visiškai kažkaip net nekeldavau to klausimo, su kuo tai yra susiję. Ir po truputį per patirtis, bet lygiai taip pat per refleksiją ir, sakykime, egzistencinę filosofiją su tuo man tikrai padėjo. Aš pradėjau pastebėti, kad, mano savijauta labai stipriai veikia tai, kiek aš jaučiuosi kažkoks matomas, priimtas, įvertintas gyvenime. Ir tas pastebėjimas, mane iš pradžių gal net ir stebino kažkiek. Aš buvau nustebęs, kiek stipriai iš tikrųjų šitas dalykas, mane veikia. Ir po truputį irgi pradėjau tarsi susieti tuos taškus ir matyti, kad, tarsi manyje yra toks, gilus noras, gili priklausomybė iš tikrųjų nuo kitų tokio dėmesio. Labai paprastai taip kalbant. O paskui, einant labiau jau į terapijos sritį, tai pradėjau suprasti, kad, tai iš tikrųjų labai universalus turbūt yra dalykas. Ne tik aš, bet ir per patirtį pradėjau matyti, kad ir kiti žmonės labai panašiai kažkaip veikia, gyvena, jaučia. Vieniem daugiau reikia to dėmesio, kitiem mažiau, bet tokie patys intensyviausi, net turbūt svyravimai jausmų, nuo nevilties iki kažkokios euforijos, labai labai stipriai siejasi su to žmogišku kontaktu. O atstumimas tam visam fone yra vienas skausmingiausių patirčių egzistencinių. Žiūrint kaip tas atstumimas, toksai kažkoks taktiškas gali būti labai ramiai priimtas, bet kažkoksai toksai sudėtingesnis atstumimas labai skausmingai gali būti išgyvenamas. Aš dar pridėčiau keli žodžius, kad tu gerai sakai, kad čia labai svarbu galiausiai. Man irgi buvo tas laikas, kai šitie dalykai draskė labai stipriai, bet kažkuriuo metu pabandžiau labiau pasigilinti. Galbūt nebuvo variantų, nes tokios patirtis taip nemaloniai veikia, kad pagalvojau, toliau kažkaip taip gyventi tikrai nesinori. Tai tas mėginimas suprasti, tas kažkaip davė kažkokį rezultatą, sakyčiau. Mėginimas suprastis, tai yra būtent tą jausmą, kodėl jisai toks kyla, kaip siejasi skirtingose srityse atstumimas ir priėmimas. Ir iš tikrųjų, tu gerai sakai, pamatai, kad čia yra vienas iš kertinių elementų mūsų gyvenimo apskritai. Nors įdomu, kad ši filosofija pati, jeigu žiūrim filosofijos istoriją, ganėtinai taip ignoravo šitą temą. Ta prasme buvo ta mintis, kad žmogus socialinis arba žmogus politinis gyvūnas, arba žmogus politinis ir socialinis, bendruomeninis, bet mažai kas kalbėjo apie tą jausmą, kad apie tai kas vyksta, kai tave, kai tu esi nustumtas, atstumtas. Ir dalis filosofų apskritai mėgo nuo Herakleito laikų atsisėsti į tokį, kad man nereikia kitų. Herakleitas labai geras pavyzdys, kaip pirmas. Bet ir Kierkegaras irgi, kurį taip mylim, bet irgi galim tą rasti. Ir Nyčė. Kiek to yra, taip. Tik ne visi galbūt, bet didelė dalis. Tą tokį vienišumą, tą, kad esu aukščiau, iškelia. Čia nesigilinant, gal tame yra tiesos, aišku, bet... Aš sutinku ir čia gal pridėčiau, kad man atrodo, apskritai tokiam vakarietiškam kažkokiam mąstymui yra nelengva pripažinti šitą faktą, kad esu priklausomas nuo kitų dėmesio. Tame kažkas tarsi galbūt netgi gėdinga gali būti. Ir mano kažkokia tokia nuojauta yra, kad vėlgi mes čia atsimušam net į tą tokį individualistinį kažkokį aspektą mūsų kultūros, kad yra įsivaizduojama, kad yra individas, jisai yra kažkoks savarankiškas, turi savo kažkokią vidinę šerdį, bet atidžiau žiūrint, man vis ryškesnis yra įspūdis, kad ta vidinė šerdis mūsų yra žiauriai priklausoma nuo aplinkos.
nuo santykio su kitais žmonėmis. Ir todėl mes esam tiek atviri kažkaip jausti, pažinti kitą, tiek ir atviri būti sužeistais ir pažeistais. Visiškai sutinku. Na, mes jau perėjom kaip ir į antrą beveik punktą, jau pradėjom lyst ir gal labai gerai. Kas apskritai yra atstumimas ir kas yra tas atmetimas ir jau kaip ir pradėjom sakyti, bet gal tiesiog, žodžiu, mums reiktų pačią savoką biškį taip gerai. Kažkaip nuskaidrinti. Gerai, pradėjai tai ir tęs dabar. Prisimti atsakomybę reikia. Imkis, prašau. Sakyti iš bazarą. Taip. Jo, tai žodžiu, prieš pradedant pačią temą, mes norime atkreipdėmėsi, kad, žodžiu, kai mes kalbam atstumimą, galima labai matyti tokį spektrą tų įvairiausių situacijų ir patirčių. Ir viena vertus mes lyg ir norim kalbėti, kad tai skausminga patirtis, kita vertus, kas tai yra? Pabandykim kažkaip konkrečiau. Galim dabar 10 sekundžių suvaidinimą. Gerai? Prašom. Labas, Justinai. Labas, Algi. Aš noriu būti tavo draugas. Aš nenoriu, Algi, kad tu būtum mano draugas. Buvo labai paprastas atstumimo pavyzdys. Vienas žmogus parodė tokį, tarsi ištiesė ranką, tarsi atsidarė kažkiek, o kitas žmogus jį švelniai nepasakė į žiauresnę formą. Nepasiuntė niekur, tačiau iš principo pasiuntė. Aš kaip ir nenorėčiau su to sutikti. Bet aš labiau sakyčiau, kad savo ribas kažkokias gerbiau, bet tu galėjai pasiūstas. Taip, gal teisingai. Sakykime, aš galėjau visaip suinterpretuoti. Tai galėjo būti ir tokia interpretacija, kad, jis nenori, gal jis tiesiog mes nieko bendro neturim. Visai normalus gal variantas čia skamba. Net ne dėl to, kad aš kažkoks nevykęs ir ar jis geresnis, bet tiesiog mūsų pasaulyje nesudėra ir nėra tų bendrų taškų. Ir štai Justinas pajuto. Tai skamba pakankamai neutraliai, bet galbūt aš galėjau interpretuoti fiziškai kitaip, kad čia, neturiu nei vieno draugo, nei vieno artimo žmogaus ir paskutinė mano viltis Justinas ir jis tada man uždaro duris. Labai žiauru, kai taip. Bet čia, man atrodo, gerai iliustruoja tą spektrą šitų patirčių. Jo, sutinku. Labai spontaniškai čia gavosi. Bet jo, visai geras pavyzdys. Dar kai kalbam apie atstumimą, man kitos tokios situacijos ateina. Pavyzdžiui, sakykime, susirenka draugų kompanija. Ir yra vieni žmonės, kurie gerai tarpusavėje sutarė toj kompanijoje ir yra kiti žmonės, kurie biškį taip paraštėjai. Kažkaip Ir žodžiu, niekas nevejo į jų lauk. Sakykime, jie gali ateiti ten į kokį nors žaidimų vakarą, bet kažkaip jie gaunasi tokioj paraštėjai, kažkaip į juos netiek dėmesio, kiti kreipia, niekas lauk neveja, bet jie išgyvena ir patys tokį, kažkuria prasme nepritapimą. Tai irgi atstumimas. Tai kaip čia, ar čia būtų atstumimas? Aš manau, kad jeigu kalbam, turbūt net mums nėra taip svarbu, kas yra iš tikrųjų objektyviai. Mums turbūt svarbiau, kas vyksta viduje žmogaus, kuris išgyvena tą patirtį, kad yra nepriimtas. Tai ar čia lygu, kad esu atstumtas, manau, kad iš principo tai yra tas pats. Aš net nežinau, kurioje vietoje pasijausčiau, pavyzdžiui, sunkiau. Ar tame, ką mes suvaidinom, kuomet labai aiškus mano klausimas arba kreipimasis ir labai aiškus atsakymas, ar visgi tas, kur aš tarsi viskas ir gerai, bet kažkaip jaučiu ir tarsi viena mano pusė su šitai žmonėm man patinka, bet tada kita pusė kenčia.
tikrai galėtų būti net šlykštesnis. Galėtų būti net šlykštesnis, nes aš iš vieno vertus esu čia ir tarsi esu kolektyve, socialinė situacijai, bet manęs tarsi nemato niekas. Tai čia nebūtinai tas griežtos pasakymas ne ir žmogaus toks atmetimas, nebūtinai blogiau yra. Iš tikrųjų, aš... Bet iš principo ta patirtis tai yra, vis tiek atstumimo patirtis. Gerai, dar vienas pavyzdys. Sakykime, šeimoje santykis. Tėvai ir vaikai. Arba nebūtinai, gali būti vyras, žmona, partneriai. Ir sakykime, tėvas kaip ir leidžia vaikui gyventi namuose, neišspiria to vaiko. Tėvas nori leisti laiką su tuo vaiku. Tai žodžiu, tarsi domisi to vaiku, leidžia laiką su juo, bet niekad nedaro to, ką nori vaikas daryti, o ten visad žvejo ten, sakykime, vežasi. Ten vaikas galbūt norėtų ten kažką kito visai daryti. Tėvas to nedaro, bet vežasi vaiką kartu visada žvejoti. Tik tais taip. Aš tai būčiau labai patenkintas. Tu būdamas vaikas, Fantastika būtų. Kiekvieną dieną. O jeigu pabandytum įsijaust, nežinau, į batus tokio vaiko, kuris visai nemėgsta. Tai lygiai taip pat atrodo, kad tada tu nori daryti tarsi kitką ir atrodo, kad tavęs nemato irgi. Tai tas turbūt jausmas, kai nemato, yra tas pats atstumimo jausmas. Ir dar kitas dalykas, juk čia tęsiant šitą tokį sudėtingo atstumimo, sudėtingos esmės šitą temą, tai tik ir tas, kad jeigu to kito žmogaus jausmo neįgymas irgi yra atstumimas. Justinai, tu ateini, pasakai man šiandien, kaip tu prastai jautiesi, pavyzdžiui. Aš sakau, ką tu kalbinės sąmonės, pažiūrėk, oras koks šiandien geras, saulė šviečia, pavasaris artėja, aišku, šalta, bet pavasaris artėja. Ir, sakykime, visiškai, tu bandai man pasakot kažką ir aš nieko neužjaučiu, varau savo temą ir labai pozityviai bandau nuteikti. Tai juk irgi yra atstumimas tam tikras. Aš jausčiaus nemaloniai. Aš galbūt sakyčiau, fainas oras, arba, čia tai fainai, bet kažkur tokiam gilesniam viduj tikriausiai jausčiausi nemaloniai. Ypač jeigu kiekvieną kartą mums sustikus taip nutiktų. Taip, daugiau mažiau. Taip. Tarp kitko, tas tavo duotas šitas pavyzdys pakankamai dažnas yra kasdienybėje. Atrodo, ir tas, kurio jausmus kažkaip kitas taip nušneka, arba nustumia, arba užkalba, tikrai dažnai jaučiasi neišgirstas, man atrodo, ir sutikčiau, kad čia irgi galėtų būti tokia kaip ir atstumimo forma. Tai žodžiu, iš to, ką šnekam, man atrodo, ryškėja, kad atstumimas, jisai nebūtinai yra toksai tiesioginis išmetimas iš savo kažkokios gyvenimo erdvės. Atstumimas gali reikštis per nepripažinimą to žmogaus, jo jausmų, jo požiūrių, per tokį negirdėjimą ir kažkokį bandymą paveikti žmogų subtiliais gal net būdais, kad jisai mūsų atitiktų kažkokį įsivaizdavimą. Čia dar vienas, gal šitoje vietoje paskutinį aspektą gal pridėčiau, kad, sakykime, kito žmogaus pasaulėžiūros ir to, kas jiems svarbu, nematymas irgi yra atstumimas. Pavyzdžiui, Justinai, sakykime, manau, kad tau svarbu ir psichoterapija, ir filosofija, taip? Bet įsivaizduoju, kad mes susitinkam ir aš absoliučiai nieko apie tai neklausiu, o tiesiog mane domina, nežinau, apie tavo automobilį, pavyzdžiui, kalbam, arba tavo kokį, nežinau net ką. Žodžiu, pasiėmu vieną kažkokį aspektą iš tavo gyvenimo, kuris man yra įdomus, mano būtent atitinka kažkokį tavęs vaizdinį. Visiškai ignoruoju viską, kas tau pačiam yra, per ką tu matai save,
labiausiai. Taip. Pavyzdžiui, tu klausinėtum apie tai, kiek uždirbo. Taip. Ten ir... Tai juk irgi turbūt privestų prie to, kad tu išgyventum kažką panašaus į atstūmimą. Arba tiksliau net ne kažką panašaus, o tu pasijaustum atstumtas. Galbūt ne taip iš karto, ne taip aiškiai. Aš nesu visai tikras, ar čia tas žodis būtų, bet tikrai jausčiausi nematomas. Nematomas ir... Nu ir neįdomus, nematomas, neįdomus, turbūt, jo. Gerai, tai mes čia jau prasiplėtėm neblogai ir kaip ir pradėjom apie jausmą šiek tiek kalbėti bendrai. Bet man atrodo, kad reikia šitą gal dar temą išplėsti jausmo. Aha, konkrečiau, jeigu... Pabandytume šiaip, nes kaip ir ėjom link išvados, kad atstūmimas galbūt objektyviai ir išoriškai žiūrint nesimato net, kad tos patirtis skirtingos ir turi kažką bendro, bet tam jausminiam lygmenį, kai žmogus yra nematomas, neišgirstas, nepripažintas ir tiesiogiai atstumtas, dažniausiai išgyvenama kažkas labai panašaus. Tai galim dabar šiek tiek pasigilinti tą jausmą. Kiek, kai tu išgyveni tokius dalykus, na, kas ateina? Ir aš irgi papasakosiu. Gerai, galim pasidalinti, aš galvoju, kuo tas svarbu, kad galbūt tiems, kurie klauso, padėtų atpažinti, ką jie jaučia. Galbūt padėtų atpažinti, kad tie jaučiami jausmai iš tiesų siejasi su atstūmimo kažkam arba buvimo neišgirstų nematomų patirtimis. Na, dabar aš tokią visai šviežią prisimenu situaciją, kurioje buvo kažkas panašaus, ką tu minėjai, kai esu kartu su žmogum, bet jis manęs visiškai nieko neklausia, nesidomi manim, kalba daugiau apie tai, kas jam įdomu tiesiog. Ir aš pamenu, kad tuo metu, jaučiau tokį atstumą, tikrai tokį atstumą tarp savęs ir to žmogaus. Nejaučiau, kad esam ryšy. Nusiminimo, tokio liūdesio jaučiau ir dar atsimenu, kad išeidamas kažkokia tokia buvo nuojauta, kad esu tarsi prastesnis kažkuo. Tarsi tas žmogus kalba apie tai, kas jam svarbu. Aš kažkiek savo temas ten bandau inicijuoti, tas visiškai nepaeina. Jis vis tiek ten, tame savo. Ir tada man toks pojūtis, kad aš kažkoks mažiau svarbus arba menkesnis. Kažkoks gėdos, menkumo toksai pojūtis. Ir paskui man tiesiog reikėjo kurio laiko, kad aš biškį atsigaučiau iš to ir grįžčiau į save ir vėl kažkaip jausčiausi savo vėžį. Nes iš principo aš patenkintas esu tuo, ką darau gyvenime. Bet būnant tam kontakte tokiam kažkaip toks šešėlis tarsi užplaukia. O čia atsikartojantis dalykas buvo, ar čia vieno karto? Sakyčiau, atsikartojantis. Ir, pavyzdžiui, paskui tau su to žmogum prieš susitinkant būna tokia nuojauta, kad kažkas bus nelabai. Pradeda atsirasti, jo. Pradeda atsirasti. Na, skambant bjauriai, galiu pasakyti, nemaloniai. Tai, kad kalbi. Liūdnai, aišku, aš juokiuosi, bet juokiuosi dėl to, kad smagu būti studijoje ir su tavim kalbėtis. Taip, tai nieko tragiško, man gal labiau iš tikrųjų tiesiog toks pavyzdys, kad net ir aš turėdamas iš tikrųjų kažkokį gan tvirtą įsitikinimą, kad esu savo vėžėse gyvenime, susitikęs su žmogum, esu paveiktas. Man gal labiau kas atkreipė dėmesį į tą tokį plastiškumą, to pojūčio, kaip aš jaučiuosi. Buvimas su kitu žmogum atrodo natūraliai iškart kažkokią įtaką tokią daro. Tai tas man įdomiau turbūt, negu pats tas, tai kas atsitiko. Čia labai, nežinau, labai gyvai tu papasakojai. Tai bet čia yra tik tais vienas atspalvis tos tokio,
atstumimo kažkokios patirties vienas variantas. Gal tu galėtum kokį kitą pabandyti įvesti? Aš dabar galvoju, nes šiaip tiek pasirinkimo variantų yra, kad nežinau, nuo ko pradėti. Bet aš galvoju, kadangi su muzika kalbėjau apie muziką, apie savo muzikinį gyvenimą, kadangi pats visą tai visais vadybiniais reikalais užsiemu, pats rašau laiškus, e-mailus, įvairias vietas. Na ir galiu iš to papasakoti savo tokį blogiausias tokias patirtis, kas yra buvę. Blogiausias patirtis yra buvusios tos, kai kažkas tarsi, tu parašai e-mailą, aš užsienį dar daugiau, gerokai daugiau nei Lietuvoje tą darau, bet vis tiek tas pirmas, žodžiu, parašai ir vis tiek didesnė dalis neatrašo nieko. Ir aš reaguodavau labai skaudžiai anksčiau, paskui kažkaip žiūri, kad su kitais pakalbė muzikantais čia visiškai įprasta praktika. Bet vis tiek man buvo tokių patirčių, kur atrašo ir kaip jau pradedi tartis ir tada dingsta žmogus. Na, tai yra dabar madinga tas savoka ghostinimas. Tai kas yra patyrę, tai žino, kaip tai yra šlykštu. Kur, žodžiu, tu tarsi jau įvilktas kažkaip, įsitraukęs, prisirišai šiek tiek emociškai, atsirado kažkoks vaizdinys, nežinau, viltis ar neviltis, bet įsivaizdavimas, kad kažkas bus gero ir tada ta kita pusė visiškai pradingsta. Na ir aš esu labai skaudžiai tose vietose išgyvenęs, kad pirmas gal jausmas yra labai nemalonus, tas, kai tu pasijunti šiek tiek mažas, ir kad kažkas didesnis už tave sprendžia. Ir tu tai kaip žuvis esi tinkle, kuri kažkieno tinklą įkritai, įpatekai ir negali nieko padaryti. Labai nemaloniai skamba. Tai va, aš nebejoju, kad galbūt įvairiuose romantiniuose santykiuose žmonės irgi yra daug patyrę šitų dalykų, kuomet kažkas tarsi pradžioje įvyksta, ir tada kažkuri taip kita pusė pradeda taip neaiškiai elgtis arba dinginėt, arba išvis dingt. Tai nebejoju, kad atpažįsta šitą jausmą, bet čia su bet kuo gali būti. Tai vat šitas jausmas, kuomet tu jauti, kad atrodo, kad yra baimė, kad būtent tave atstums, bet pirmiausia tas, kad kitas atsiranda kaip galingoje pozicijoje. Na, čia viskas tokiam emociniam lygmenį taip atrodo, kad kitas atsiranda galingoje pozicijoje ir už tave sprendžia tavo likimą ir tu nieko negali padaryti. Absoliučiai nieko negali padaryti. Tai galiausiai kažkaip man su laiku tas pavyko, su laiku ir įvairiais refleksija ir įvairiam kitom patirtim. Bet atsimenu, kad dar įdomus dalykas, kad jeigu pats jau tada savarankiškai nusprendė nukirsti šitą, viskas iš karto atsileidžia, kad man nereikia. Man nereikia, nebereikia, tarsi susigrąžini galią ir visos šitas problemos dingsta beveik akimirksniu. Tai, čia geras, įdomus momentas, aš irgi esu pastebėjęs tokį efektą, kuomet subręsta valia pačiam padaryti tą sprendimą. Taip. Ne tai, kad aš laukiu ten kažkokio atsakymo, bet kažkokia valia subręsta, kad aš pats pasakau, kad ne, užtenka. Ne visada pavyksta iki to ateit. Bet... ir kartais dalykas mums būna išties reikalingas koks nors. Taip. Bet tas tikrai padeda. Vietoj to, kad laukt, pačiam kažkaip nukirsti. Ir... Na tai va, tai tęsiant tą grinai jausmų temą, kokie, tai tu įvardinai tą gėdos, taip. Aš dar įvardinau tą tokį, kad tu mažas jautiesi, toks silpnesnis. Objektas subjekto atžvilgiu, toks ganėtinai bejėgis, bet aš dar pridėčiau, kad bent man tai labai toks nervas, kažkoks kartojimasis tų minčių ir įniršis labai irgi stiprus gali būti šitoje situacijoje. Kaip galbūt ir gynyba kažkokia. Ir piktis, kodėl kiti žmonės taip daro su manim. Nes... nežinau, yra žmonių gal, kur nelabai
prisiema atsakomybę už poveikį kitiems galų gale irgi, nes nu, čia turbūt sutiksim, kad vis tiek taip daryti, bet kokia atveju nelabai gražu yra. Nu, žiūrint kokią situaciją. Nu, Žiūrint bet kokią kokiu atveju, situaciją. kad- Kartais, taip. ta prasme, net ir šiaip jau tokie pikti, nemalonus, manipuliatyvūs žmonės gali pasijausti atstumti irgi. Čia yra kita pusė. Čia yra kita pusė. taip. Ir, ta prasme, yra tokių žmonių, su kuriais labai svarbu, man atrodo, statyti ribas. Bet čia aš galbūt net ne apie ribas, ne apie atstumimą, o apie tą tokį, nu, tampimą į vieną į kitą pusę, apie šitos dalykus. Ir tą tokį dinginėjimą arba dingimą. Taip, ir dėl taip toliau. šito, jo, tas tampimas, tai, nu, vienareikšmiškai, Mhm. atrodo, gan toksiškas, kaip sakoma, dalykas. Aš vat ką noriu dar pridėti prie bandymo tas patirtis atstumimo apibūdint, tai vat tas minčių srautas, kuris dažnai sukasi ciklu. Ir neretai tos mintis, man rodos, būna na, susijusios su tokiu ne tik pykčio ant kito žmogaus, bet ir savęs tokiu ėdimu. Taip, taip. Kažkokių savo klaidų ieškojimas, bandymas vat suvokti, Taip. kad ar aš tą negerai padariau, ar aš tą negerai padariau, toksai savo veiksmų, tokia obsesyvi kažkokia vat analizė, bandant suvokti, kurioje vietoje čia aš blogai padariau, ką aš galėčiau padaryti, kad atstatyt šitą. Ir visas šitas minčių srautas, man atrodo, jisai siejasi su tokiu vat įžeistu arba sužeistu nu, savęs matymu. Maždaug aš norėčiau, kad mane vienaip matytų žmogus, bet mane atstūmė. Ir reiškia, kad jisai nemato manęs kaip patrauklaus, jis nemato manęs kaip ten šaunaus, jis manęs nemato kaip šmaikštaus ten ar panašiai. Ir tada vat, daug minčių sukasi, bandant kažkaip vat, atstatyti tą savo kažkokį vat, orumą. Įvairios vizijos apie tai, vat, ką aš galėčiau padaryti, kad dabar mane gerbtų ir mane matytų kaip stiprų. Tas labai kankina, tas srautas minčių apie kažkokį tokį išlyginimą, atstatymą. Čia labai gerai pastebėjai. Sužeistos pusiausvyros tokios. Ir aš esu susidūręs vat, su tokiais atvejais, kai žmonės ten metų metais kamuoja. Ta pati situacija, tas pats siužetas, galvoj sukasi ir niekaip neišeina vat, iš to išlipti. Tai vat, reiškia, kažkur tas atstumimas taip giliai užkabino kažką tokio labai labai gilaus, kad daugybę metų nepavyksta kažkaip susitaikyti su tuo. Ta žaizda atvira yra psichologinė žaizda. Čia labai gerai pastebėjai ir aš pratęsiu šitą vietoj gal tai, kad žmonės, vat, kai turi šitas emocijas, šitą žaizdą, nu ir aišku, pykti su tuo pagieža labai stipriai. Juk aš sakyčiau, kad tai yra, nu, yra šaltinis tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, sąmokslo teorijų. Ką turiu omeny? Turiu omeny, kad žmogus jaučiasi daug kur atstumtas, nereikalingas, nematomas, neišgirstas. Ir tada jisai, na, pirmiausia, turbūt kūrėsi, aš čia galiu, iš tikrųjų, neslėpsiu, nu, tiesiog ant savęs pastebėjęs, kaip lengvai kūrėsi kažkoks tai vaizdinys apie, kad jie, kažkokie yra jie, kurie tavo atžvilgiu neteisingai elgėsi. Jie arba jos. Jie arba jos. Labai kažkaip lengvai kūrėsi šitas įvardis, čia įvardis berods, įvardis jie arba jos ir kurie yra atsakingi už visą šitą, kurie, nu, ta gana netgi sistemiškai, mano atžvilgiu, neteisingai elgėsi. Ir, žodžiu, žmogus gali pradėti, na, jie gali ir konkreti grupė pasidaryti. Tai gali būti kokia nors etinė grupė, homoseksualų žmonės gali būti, tai gali būti, na, turbūt gal ir kapitalistai gali būti. Esmė kažkokia viena grupė ar kelias grupės nukreipta. Ir atrodo, kad jie, ir tai turbūt žmogui padeda save kažkaip išlyginti va tą, kad tu sakei, padeda rasti paaiškinimą, kaip gal čia viskas yra, na ir kažkokia vizija ateities teisingumo, kad jeigu kovosi su jais, tai galiausiai teisingumas laimės ir bus atlyginta.
Tai čia va dar kartą tiesiog susitikrinat, čia tu kalbėjai apie tokį kažkokį va perėjimą nuo to, kad žmogus pasijaučia atstumtas, Taip. prie tokio pagiežingo žvilgsnio į pasaulį, ane? Taip. Ir tokio ne tik pagiežingo, bet jau tokio ir sistematizuoto ganėtinai, nes jau kokios sąmokslo teorijos ir nusikreipimas vat, prieš vieną grupę, man tai yra labai giminingi dalykai, bet tai jau yra tam tikras pasaulio labai racionalizavimas, kad yra kažkokia tvarka, kaip viskas vyksta. Tai yra, o kaip viskas vyksta, sistemiškai blogiečiai kenkia man ir kitiem, mano kažkiem gal bičiuliam ar kažkam. Ir būtent per tą tokį manęs atstumimą, atmetimą, nepripažinimą, nepriėmimą, neįvertinimą. Jo, tai žodžiu, tas pasijutimas atstumtų, jisai gali vesti ne tik prie to, kad aš ten piktas kankinuosi, bet jisai gali net pradėti transformuoti pasaulio matymą žmogaus. Teisingai? Būtent. Žmogus pradeda patį pasaulį matyti kitoje šviesoje, tokioje pykčio kažkokioje šviesoje. Ir aš sutikčiau, kad tame yra tokio nužeminimo gal, arba sumenkinimo, arba gal kartais net iš kažkokio, sakykime, kai kažkokia žmonių grupė paverčiama tokiais visagaliais. Bet čia ir yra esmė, būtent. Yra paverčiama kažkokia visagalė ten manipuliatorių gauja, bet tame yra jų kažkoks ir kartu nužeminimas tame, kad jie yra tokie pikti, blogi, kiaurai perpuvę. Čia vienas iš tų variantų, bet kitas variantas, kur irgi šitas atstumimo kartojimasis ir, galbūt ne paties atstumimo kaip įvykio, nes žmonės gali skirtingai tai reaguoti. Bet būtent to jausmo, tų visų sunkių jausmų kartojimasis, lydinčių atstumimą, gali vesti ir kitą dalyką, į tiesiog visišką apatiją. Nes mes jau ankstesniuose epizoduose kalbėjom, kaip susieta, pavyzdžiui, žmogaus bandymas eiti savo keliu, apskritai kažką daryti su noru būti priimtų kitų. Tai jeigu tavo nuolat atsikartoja tas jausmas, kad aš atmestas daugybę kartų, tai apatija ir yra vienas iš rezultatų, vienas iš galimų rezultatų, kur galiausiai rankos yra nuleidžiamas, žmogus nuleidžia rankas. Man patinka tas žodis nevilties būsena, nusivylimo būsena. Bet ar neviltis vis tiek gali būti tokia aktyvi, pavadinčiau? Tokia plėšausi, nežinau, marškinius nuo krūtinės ir... Gali būti aktyvi, bet gali būti jau pereinanti ir tokį pasyvumą, kai aš ten dar kurį laiką bandau daužyti grotas kalėjimo, bet paskui jau pasijaučiu užspęstas tam kalėjime, bet tas kalėjimas tai iš tikrųjų yra ta kažkokia mintis, kad manęs niekada niekas kažkaip nenorės, aišku, nenorės taip, kaip aš norėčiau, kad mane matytų ir panašiai. Tai ilgainiui tas gali vesti į pasyvumą, į depresiją. Iš tikrųjų tai pakankamai dažna, man atrodo, depresyvios būsenos ar net depresijos priežastis, kai žmogus įsisuka į tokį ciklą, kad aplinkui blogi arba kažkokie pranašesni, aš menkesnis. Ir man visos kelias, visos durys, pripažinimą kažkokią buvimą įvertintų, tarsi užsidaro po truputį. Tai dabar galim pereiti prie kito aspekto, kuris yra labai svarbus ir kurį, kaip jau ir pradėjome vardinti, kad ir su kuo gėda yra susieta. Ir ką tu kalbėjai, kad pradedu klausinėti, ką atstumimo patirtyje, po jos, ką aš ne taip padariau ir ką galiu ištaisyti, tai kad žmogus, kuris yra atstumtas, pradeda ir save pats atstumti. Žodžiu, tiek kitų priėmimas daro įtaką, kad kaip save priimu, savo skirtingas pusės, savo sugebėjimus, savo galbūt trūkumus, tiek ir atstumimas. Ir turbūt vidinė kritika, vidinis kritikas apskritai yra internalizuotas kitų kritiškas žvilgsnis į mane. Čia yra tokia kaip ir
kitas žmogus, kaip kažkoks šešėlis, tarsi tampa mano dalimi ir neleidžia man jaustis ramiai. Ir kiekvieną savo veiksmą tarsi vis tiek matau per kitų akis ir išgyvenu kaip arba vertinga ar nevertinga, pakankamai gerą arba nepakankamai gerą. Čia apie tai. Būtent. Taip. Galvoju, kaip tu mastai, ką tai reiškia dar, taip bendriau paėmus, kokios pasiekmes tada iš to. Aš manau, pasiekmes tai šito mechanizmo yra, apskritai, pasiekmes gana žiaurios, nes šiaip mechanizmas yra pakankamai toks, neutralus ir netgi turintis funkciją. Tas vidinio kritiko, jo rolė yra labai tarsi gera, mes siekiame patys save sutvarkyti taip, kad kiti mus priimtų. Žodžiu, anksčiau negu kiti sukritikuoja, mes patys save sukritikuojam, su ta mintimi, kad susikursim tokį savęs modelį, kuris nebepatirs tų skausmingų patirčių. Žodžiu, vidinis kritikas yra apsauga nuo skausmo, iš principo. Tik bėda, kad kažkaip jis pats perlenkė lazdą iš karto. Ir gaunasi, kad vidinis kritikas dar žiauresnis negu išorinis pasidaro. Ir kitas dalykas labai irgi sunkus, kad, jeigu žmogus yra išoriškai, ta prasme, kitų savo gyvenime atstumiamas, tai jeigu jis gali kažkokį vidinį pasaulį ramiai sugrįžti, kuris darys, kas jam įdomu, mąstys, kas jam įdomu, žavėsis tuo, kas jam žavu, tai tarsi tas neskamba blogai, nes yra vidinis pasaulis, kuris tarsi tokia užuovėja nuo visko. Tačiau man atrodo, kad šitas visas mechanizmas išorinio kritiko tapimo vidiniu kritiku sugriauna šitą dichotomiją, kad yra kažkokia išorė ir kažkoks tai vidus. Aš tikiu, kad įmanoma vis tiek atsilaikyti žmogui, susikurti kažkokią vidinę salą apskritai. Tačiau jinai nėra su tokiam gelžbetoniniam sienom. Tau sutinku. Ir šiaip tas pakankamai liūdnai skamba. Man kas liūdna tame, kad žmogaus privatus pasaulis tada yra toksai temdamas to šešėlio. Sakykime, išeinu pasivaikščioti, turiu kažkokią mėgstamą veiklą, ją darau ir tada apima kažkoks šešėlis, kad aš čia šūdais užsiimu, kažkokiais menkniekiais žaidimais ir turėčiau kažką rimto tai daryti. Tai... Ir viskas, tavo visas... Nežinau, visą dieną apkarsta, gal visą savaitę apkarsta. Tas vidinis kritikas, aš galvoju, čia labai priklauso nuo tų žmonių, kuriuos mes sutinkame gyvenime. Man šiaip patiko visai, kad tu išryškinai iš tikrųjų tokią konstruktyvę, pozityvę pusę vidinio kritiko, kaip jis vadinamas, kad tai yra tarsi ta dalis mumyse, kuri mane kaip individą kviečia pasitempti, tarsi kad susiimti, kad atitikčiau visuomenės normą ir tam tikra prasme tai yra reikalinga, kadangi esam priklausomi nuo aplinkos. Kita vertus, čia jau iš psichologijos tokie dalykai, bet man atrodo visiškai kažkaip normalu, svarbu ir mūsų pokalbėje jos turėti omenyje, kad ankstyvos patirtis ir ten, sakykime, perdėm griežti tėvai ten ar panašiai, perdėm tokie kritiški tėvai, jie palieka tą pėdsaką ir daro įtaką tam, kaip tas vidinis kritikas, koks jisai aršus yra. Ar tas jo balsas yra toks labai aršus, ar švelnus, ar koks kitoks. Dar tik ką noriu atkreipdėmėsi, kad nebūtinai, sakykime, vaikas šeimoje turi patirti į save nukreiptą kritiką. Jisai gali, pavyzdžiui, matyti aplinkoje, kad kažkas yra kritikuojamas kitas labai aršiai.
ir jau iš to suprasti, kad kažką reikėtų daryti, kažko nereikėtų daryti. Pavyzdžiui, vaikas gali matyti, kaip tėvai tarpusavyje vienas kitą kritikuoja, arba vienas iš tėvų yra kažkoks labai kritiškas ir tas gali padaryti įtaką tam, kaip vaikas save vertina. Jo, visiškai sutinku. Aš dar pradėjau mąstyti, kiek kitos patirtis mokyklos, pavyzdžiui, šitą lemia. Turbūt lemia, aš pasidalinsiu. Negaliu nepasidalinti labai tokia įsiminusią patirtimi iš 3 klasės ar 2 klasės. Aš tikrai mokiausi geriausiai tuo metu klasiai, bet buvo toks kartas, kai likau su mokytoja dviese ir karpyti ar lankstyti kažką reikėjo. Ir man kažkas nesisekė. Prastai. Ir aš visiškai neatsimenu, ar tuo metu man apskritai tai patiko ar nepatiko. Man atrodo, kad buvo neutralu, kaip ir daug kas neutralu. Ir man tą kartą nesisekė. Ir jinai man turbūt stebėdama kėlė įtampą, nes nesunku kelti kitam žmogui įtampą, vaikui ypač savo stebėjimu. Kažką darai, o kitas stebi, ką tu darai. Bet dar žiūrint, kaip stebi. Jei stebi taip, palaikančiai, leidžia tau suklysti, tuo metu atsipalaiduoji ir tu greičiausiai neblogai padarysi dalyką. Bet jeigu tu esi pastatytas ant įtampos, sustingsta tavo kūnas ir tu nebegali to paties dalyko padaryti. Tai žodžiu, man nesisekė lankstyti, karpyti ir mokytoja man pasakė, o tu išvis ar ką nors moki. Tai šito aš nepamiršiu niekad. Man labai mane tada juoką kėlė, bet toks pedagogiškas pasakymas. Bet kita vertus, aš pamastau, kiek tas įtakos man turėjo, nes aš daugiau tokiais dalykais niekad neužsiminėjau. Ir apskritai, galiausiai man nuo bet kokių techninių dalykų aš alergiją jam turiu ir man, pavyzdžiui, taisant dviratį, kažką tak darant, man sukyla iš karto įniršis dažniausiai. Bet ką taisant. Taip. Kas yra kažkiek panaši veikla į tą. Aš manau, kad taip, bet plus mūsų laikais tai buvo labai normalu, mūsų vaikystės laikais, kad ten, kai kas nors ten kur nors parodo kažką, ypač su tokioj srity, kur žmonės prie technikos ten, ar mašinos ar kažkas dar, tai jie labai neturi kažkokių pedagoginių gebėjimų ir galbūt apskritai empatijos jokios. Ir per žeminimą tas mokymas vyksta. Ką tu čia darbų pamokos galų gale. Ką čia darai? Kaip tu čia darai? Kaip tu čia karpai? Ir tu, jeigu nuolat gauni šitą, tai tu, aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma išmokti. Gal įmanoma, bet man tai nepavyko. Aš nuo visų šitų sričių visiškai atsiribojau. Šiaip, kiek dabar galvoju, kaip ir yra psichologija ir taip pat terapijoje galima pastebėti, kad į tokias situacijas dvejopai ten reaguoja žmonės arba hiper taip ryžtingai bando išmokti ir būti tobulais toj srityje, kad negautų to, žodžiu, ką tu čia darai ir kaip tu čia darai. Arba kaip tik atvirkščiai, eina į šoną nuo tos situacijos. Tai vienas ir kitas yra vengimas to paties. Viena pusė per tokį bandymą ypatingai ten tą meistriškumą išlavint, kad ne tik, žodžiu, apsisaugot nuo vertinimo, bet ir net pranokti galbūt tą vertintoją, o į kitą pusę tai tiesiog atsitraukimas nuo tos situacijos. Tai čia vengimo tema, kuri dar viena mūsų šios dienos tema. Čia man šties filosofo turbūt asmenybė, netgi kažkiek idealų siejasi, nes filosofas tikrai su išimtim, bet yra tas vaizdinys, kad tai toks vienišas žmogus, vienišas mąstytojas. Ir aš nesakyčiau tikrai, kad aš žiūriu kritiškai vien tik tais į šitą vaizdinį, nes man atrodo, kad filosofas turi atsitraukti nuo tokio betarpiško dalyvavimo apskritai veikloje visuomenėje.
tam, kad galėtų kažkaip iš šono šiek tiek pažiūrėti ir į save, ir į pasaulį, ir į kitus, ir kritiškai žiūrėti, ir apskritai kažką pamatyti daugiau. Tai tam tikras vienišumo aspektas turbūt nėra išvengiamas. Kita vertus, ta pati filosofija nuo pat Sokrato, pavyzdžiui, asmenyje, Platono mokyklos ir kitų mokyklų tame kontekste tai irgi buvo kaip ir kolektyvinė veikla. Tai nebuvo individualistinė veikla atsitraukusių visiškai žmonių, kur ir dialogas ir buvimas su kitais buvo įsivaizduojama kaip tokia integrali sudedamoji dalis. Bet prie mūsų temos grįžtant labiau, tai čia vienas iš aspektų apskritai yra atstūmimo patirčių, ta tokia saviizoliacija. Izoliacija veda į saviizoliaciją, kur nenoriu aš išgyventi tų visų nemalonių dalykų. Aš galų galiu ir pagiežas nenoriu, pykčio ant kitų jaust. Tiek daug, ką jau kalbėti apie tokį skausmą ir gėdą ir savęs nuvertinimą. Viską, ką mes šiandien aptarėm, baisus dalykai. Tai labai natūrali taktika, kurią darome, tai tiesiog pradėti atsitraukti. Tai vienas būdų reaguoti į tą situaciją ir nebūtinai blogiausias. Būtent, galbūt, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, kad gali būti, kad irgi tu net esi ne savo vietoj visiškai. Atsiduri tarp žmonių su visiškai kita pasaulėžiūra, kitom vertybėm, kitų bendravimu, kitais interesais. Ir tavo ten teko gimti, pavyzdžiui, tokiam kontekste. Ir tu ten nieko negali padaryti, nes negali suartėti niekaip, nėra šansų. Ir vienintelis variantas tada yra atsitraukti. Ir gal vienas toksai variantas, sakykime, atsitraukimo, kuris neretai gal pasitaiko, kad žmogus atsitraukia, bet jis nėra ramybėje visai tam atsitraukime, jis vis tiek fantazuoja, ten mąsto, kaip jis dar galėtų kažkaip grįžti su trenksmu, kažkaip į tą ratą, iš kurio atsitraukė, kuriame jam sunku pritapti. Kita vertus, aš tikiu, kad įmanomas atsitraukimas pakankamai toks sąmoningas, subrandinta tokia pozicija, kur pradedi suprasti, kad jeigu aš įsitraukiu į tą žmonių grupę, mane pernelyg stipriai veikia ta visa atmosfera, tie visi vertinimai. O atsitraukęs iš tos grupės kažkaip daug ramiau, lengviau jaučiuosi. Nebūtinai aš visiškai ramiai jaučiuosi, bet kažkokias atramas turiu tokias visai stabilesnės. Tai, vienas iš būdų būti. Nėra tobulas, bet turbūt joks sprendimas apskritai nėra tobulas. Kitas būdas, gal tiesiog tai ne tai, kad būdas, bet tiesiog gali žmogus atsitraukęs nuo vienos grupės susirasti kitų grupių ar kitų žmonių, kurie jam artimesni. Kita vertus, kas kur yra gal tokia neigiama pusė, kad tas izoliavimas, atsitraukimas, gali jau nebeleisti išvis kažkaip ką nors mėginti, su kuo nors suartėti, kažkur tai žmogui patekti, kažkur judėti apskritai. Gali tokio sąstingio apskritai išsivystyti, polinkis į tai, kuomet jau nebegalėsi net priimti to, kas tau šiaip tai visai tiktų. Ar žmonės, ar veiklos, kad taip įpranti būti atsitraukęs ir nebebandyti kažko būti priimtas, nes taip nenori būti atstumtas, kad galiausiai iš vis nieko nebebandai. Man atrodo, toks tai jau yra gerokai skausmingesnis, sunkesnis. Nors tarsi ir šiek tiek paslėptas po tokio ramybės, tarsi aureolė. Čia ta dilema tokia, kurioje du tokie poliai išryškėja. Vienas polius tai atsitraukimas savo asmeninės erdvės toksai puoselėjimas, kitas polius yra prisitaikymas, galbūt sakyčiau. Ieškant, bandant suprasti, kaip čia veikia
tos grupės, tarp kurių aš esu, vis dėlto priimti tokį sąmoningą sprendimą prisitaikymo ir perėmimo tam tikrų buvimo būdų, būdingų tai žmonių grupiai. Kas irgi, aš esu įsitikinimas nieko, ta prasme, mažiausiai nieko smerktino, o kartais labai reikalinga, aš to įsitikinęs esu. Ir, bet vėlgi, gal sakyčiau, aš jaučiu, kad bent jau kai aš mąstau apie tą terminą prisitaikyti, kažkokį gėdos tarsi irgi jausmą jaučiu. Aš manyčiau, čia irgi gal tas tokios individualistinės kultūros yra paveldas, kad yra gėda sakyti, kad aš prisitaikau. Man kažkaip norisi reabilituoti šitą sąvoką, nebūtinai turėtų būti prisitaikėlis, sakykime, ir kur tik pučia vėjas, ten taip šnekėti, kur tik pučia vėjas, ten taip daryti, bet tokiam, bandyme suprasti, kas yra reikalinga, kas yra vertinama tam tikroji žmonių grupiai ir tą perimti, tas tikrai gali labai palengvinti gyvenimą. Pavyzdžiui, ten renkasi profesiją žmogus pagal tai, kas aktualu rinkoje. Man atrodo, tas gali labai palengvinti žmonėm gyvenimą. Ir labai, man atrodo, nuo situacijos priklauso. Ne visada. Jeigu žmogus, tarkim, žino, kas jam tikrai įdomu ir tada tą aukoja vardan to, kas bus paklausu finansiškai, gali būti labai blogai. Gali būti, bet sakykime, gali būti du dalykai, kurie yra įdomus ir vienas iš jų paklausus finansiškai, kitas nepaklausus. Čia labai gudriai. Suvedi. Tai aš tinku, čia mes dabar nušokam vieną mūsų paskutinių temų apie prisitaikymą kaip būdą, kaip koegzistavimo su kitais būdą. Ir gal nieko, kad štai vietoj peršokam ir šiek tiek planą pakoregavom. Gal ir klausytojai atleis mum. Neatstums. Gal neatstums, teisingai. Gerai, kad pasakei. Kiek galiu ar turiu keistis, kad būčiau kitų priimtas. Taip, aš tikrai neslėpsiu, to žodis pristaikyti skamba kraupiai iš principo. Jeigu šiek tiek ramiau pagalvoju, tada, tai yra aspektų, kur yra pusė, tiksliau, kur labai normalu atrodo. Nebandau mūsų klimate auginti bananų, pavyzdžiui, nebandau, nes atrodo nesąmonė visiškai. Ir aš kažkaip įsivaizduoju, jeigu kažką auginčiau, tai įsivaizduočiau, kad reiktų prisitaikyti prie to, ko situacija reikalauja. Ir gal, čia aš apie gamtinę aplinką, bet lygiai taip pat, tikiuosi, bent jau įsivaizduoju, kad ką aš veikiu, gali būti kitiem kažkaip tai reikalinga ir naudinga ir prasminga. Tai galima matyti kaip tam tikrą prisitaikymo elementą. Čia galima dar tęsti, bet aš galvoju, gal šitoj vietoj, čia kaip ir, man atrodo, viskas, ką kalbam, paskutinės 14 minučių, po tokia potėme reakcijos į atstūmimą vis dar telpa, tai ta izoliacija, tada tas prisitaikymas, bet tuo pačiu tu tada paminėjai ir tokias pastangas kažką veikti. Tai galima žiūrėti ir taip kažkaip negatyviau, kur žmogus bando bėgti nuo jausmo ir ten, kur per ką yra atstumtas, ten labai pasistengti, kažkaip permušdamas save, bet gali būti ir labai pozityvus dalykas. Žodžiu, aš kokioj nors srity bandau kažkur patekti, pavyzdžiui, su muzika, kažkur bandau patekti ir gaunu, pavyzdžiui, atsakymą, kad nepakankamai gerai groju. Tai aišku, pirmas jausmas bjaurus bus, bet kokiu atveju. Tikrai nemalonus, bet vienas iš dalykų, ką aš galiu padaryti, tai, pavyzdžiui, skirti praktikai daugiau laiko, daugiau groti, daugiau tobulinti savo sugebėjimus
Ir kitą kartą mano šansai jau didesni ir ne tik didesni šansai, bet aš kaip asmenybė patobulėjau, paaugu šitoj vietoj. Tai atstumimą galima, tikrai ne visą, bet nemažą dalį tų patirčių mes galime perinterpretuoti būtent iš pozityvios pusės. Tiksliau, ją taip įveiklinti pozityviai. Žodžiu, atstumimas, kad ir skausmingas, ne visada neigiamas pasekmes kuria. Būtent, aš galiu tiesiog, arba sportu kokiu nors užsiemu. Ir yra sportų, kur iš karto jau mano galbūt gebėjimai netiks. Bet yra ir tokių, kur tiesiog jeigu įdėsiu labai daug pastangų, ten pasieksiu rezultatų ir būsiu kažkur priimtas į kažkokią komandą ir taip toliau. Tai turbūt tikrai ne vienoj srity šitas galioja. Žodžiu, atstumimas, jisai kaip stimulas mokytis gali veikti. Ir kažkaip reflektuoti situaciją ir mokytis. Aš prisimenu, kad vienas žymus gan psichologas, bet jis, sakyčiau, irgi toks filosofiškas labai psichologas, Harris Tax Sullivan yra toksai tarp asmeninės psichologijos vienas tokių autorių. Jis labai panašiai kalba ir kalba, kad šitas principas netgi veikia ir kūdikystėje ir yra labai svarbus. Žodžiu, nuo pat kūdikystės vaikas socializuojasi ir jo socializacijos vienas tokių mechanizmų yra motinos reakcijos į vaiką, kur motina arba pritarė ar nepritarė tam, ką vaikas daro. Ir kuomet motina nepritarė, tai vaikas išgyvena nerimą, tačiau kartu su tuo jisai, reflektuoja. Anot Sullivano nerimas, jeigu jisai yra pakankamai tokio moderuoto lygio, jisai vaikas skatina reflektuoti, mokytis. Ir tos nepritarančios reakcijos iš tėvų, jos, po truputį vaikas skatina, kažkaip adaptuotis prie tų socialinių taisyklių ir išgyventi jam paskui. Čia iki tokių elementarių dalykų, kaip kad, tualetų naudotis ir panašiai. Jeigu žmogus to neišmoksta daryti, tai jis, gali žiauriai daug gėdos paskui susilaukti. Pritarčiau. Ir tokio itin žiauraus atstumimo, itin nemalonaus, itin tokių žiaurių gėdinimų, jeigu tokios elementarios dalies neišmoks. Ir anot Sullivano, tėvų reakcijos, jos vis dėlto vaiką tam tikrų būdų formuoja ir paskui jie apsaugo nuo tolesnio atstumimo, ypač kas liečia tokius bazinius dalykus, kaip ten higiena, ten panašiai ir taip toliau. Čia aišku, net ir higiena turbūt yra socialiai sukonstruotas dalykas didžiulė dalim. Bet jeigu tu šito socialinio konstrukto neperimsi šeimoje ir paskui būsi visuomeniai, kur visi tom taisyklėm vadovaujasi, tai tu būsi totaliai išmestas labai greitai ir labai skausmingai turbūt į užribį kažkokį. Gerai, tai judam prie paskutinis aspektas, kurį galėtume šiandien aptarti, tai yra, ką būtent filosofinė terapija šitoj vietoj galėtų padėti, nes kiekvieną epizodą mes baigiam šito klausimu. Tai Justinai, kadangi aš paklausiau, tai tu dabar esi priverstas, kitaip aš tave atstumsiu. O jeigu aš nebijau, dabar būtų atstumtas. Aišku bijai. Aišku bijai. Labai esi ramus dėl šito, bet turiu pripažinti. Gal izoliavaisi. Ką? Gal izoliavaisi. Turiu pripažinti, kad mūsų ryšys man svarbus. Man irgi. Bet nesijauti neramiai, taip? Ne, dabar irgi neramiai nesijaučiu. Tai jeigu nori, tada gali atsakyti klausimą. Palauk, pamiršau šį klausimą. Primink, prašau. Čia mes ką filosofinis konsultavimas? Čia tarsi viskas, ką šiandien kalbėjom, jau yra kažkiek atsakymas iš tą klausimą, bet gal tokius kelis esminius galutinius punktus. Aš čia atsakydamas į tai mąstau, kad filosofinis konsultavimas negali būti metodas kažkoksai. Ir ypač apie šitą temą, kai kalbam, tai man
bet koks metodinis priėjimas kažkaip labai neskamba, nes apie kažkokį tokį dirbtinumą skamba toj vietoj, kai, man atrodo, žmogui ypač yra svarbu toks natūralumas. Sakyčiau, kai šitą temą šnekam, tai aš galvoju, kad čia mes prieinam tokios temos, kad, filosofinis konsultavimas, nors tai yra kaip ir profesinė tokia veikla, vis dėlto tai yra, dviejų žmonių susitikimas. Ir šitoj vietoje aš manau, kad esminį dalyką žaidžia, mano kaip konsultanto, bet kartu kaip žmogaus kažkoks elementarus žmogiškas interesas tuo asmeniu, kuris kreipiasi. Pirmiausia, neatstumti to asmens. Neatstumti asmens ir nežiūrėti jį kaip į problemą kažkokią, nežiūrėti jį kaip kažkokį rebusą, puzlę, o matyti kaip žmogų ir, domėtis jo kaip žmogum. Man atrodo, čia yra esminis dalykas. Toks nepamesti tokio elementaraus smalsumo ir susitikus su kitu žmogum, domėtis juo ir ta prasme, tikrai ieškoti tų vietų, kur galbūt net ir bendrų sąlyčio taškų kažkokių galima rasti, o jeigu negalima rasti, tai kaip su tuo būti, kažkokius ir skirtingumus tarpusavio galbūt patyrinėti. Aš galvoju, psichoterapijoje dažnai pabrėžiama, kad žmogaus santykiai su kitais per terapiją kažkaip, tikimasi, kad keisis, mezgantis ir vystantis santykiai su terapeutu. Tu sutiktum, kad ir filosofiniai terapijai, filosofiniam konsultavime šitas galioja? Sutikčiau. Jo, aš sakyčiau, čia esminis dalykas ir kad, filosofinė terapija tai gali būti irgi tokia erdvė, jeigu taip susiklosto, kur tiesiog, mezgasi toks kontaktas, kuriame žmogus gali pasijusti priimtas. Tik tais, ką noriu atkreipti dėmesį, kad, tikrai svarbu natūralumas viso šito proceso, kad taip organiškai būtų ir turbūt prasminga kažkaip pripažinti, kad nebūtinai visada tas gali ir įvykti. Mhm. Ne visi žmonės, kurie kreipiasi, sakykime, man įdomus pasirodo ir turiu pripažinti, kad yra buvę tokiu atveju, kai nejaučiau interesą domėtis kažkaip. Tai ir turiu pasakyti, kad ilgai netruko tas bendravimas. Ir šiasi pasijuto. Taip, manau, kad pasijuto. Jo. Labai gerai čia susakei, nes aš irgi pritariu, kad tai nėra metodo apibrėžiama veikla, bet gal pratęsčiau tik tai, kad aš manau, kad pirmas dalykas, kad su bet kokiu žmogum kalbėdamas, kuris kreiptųsi mane, aš šitą aspektą, jo santykį su kitais ir atstūmimų, dažnumą, stiprumą, poveikį, aš turėčiau visai kaip hipotezę tokią, kad tai būtinai tai tema, kurią reikia kažkaip aptarti. Bet nemanau, jinai natūraliai apskritai išeina, visada pasirodo. Ir kitas dalykas, tikrai manau, kad turėdamas tą omeny, bandyčiau kažkaip panašiai kaip šiandien darėm, skirtingus gilintis į tuos jausmus, kaip jie atrodo, kaip juos žmogus išgyvena, kad papasakotų, kad ir priežastis to ir įvairius atvejus aptartume. Žodžiu, kad kažkoks tai supratimas apie tai, ne tai, kad atsirastų, sustiprėtų, nes visi supranta šitą dalyką, kad tai yra svarbu. Tai pakankamai kartais tą mastą kažkaip įvertina. Taip. Ir aš vėlgi, gal šitoj vietoj tikrai bent jau savo patirtyje aptinku tą bendrą vardiklį visų šitų patirčių, atstūmimo patirčių, kad kažkoks tai vienas glūdi, viena struktūra visur. Tai
nebūtinai visiems tas gal galioja, bet aš manau, kad kvieščiau irgi pasižiūrėti prieš tą perspektyvą. Yra tas pavojus, toks hermeneutinis, kad ko klausi, tokį atsakymą ir gausi, bet kartais gal nieko tokio, taip irgi drąsiai visai paklausti. Sutinku. Ir dabar tai, ką sakai, gal dar norisi man iš tos pusės užakcentuoti, kad toks priėjimas, man atrodo, tikrai prasmingas, kartu jis gal prieštarauja tokiam įprastam požiūriui į filosofiją, kad tai yra, kalbėjimas apie kažkokį pasaulėvaizdį, kaip aš matau pasaulį, kaip aš tą matau. Aš tai labai už tai, kad filosofiniam pokalbėje labai, taip sakykime, tiesiai apie kasdienius dalykus kalbėti ir santykiai yra vienas pagrindinių tokių kasdienių reiškinių. Tai žodžiu, kad filosofija įtraukia mąstymą, kalbėjimą apie tai, kaip aš būnu su kitais žmonėmis. Įtraukia pačius kasdieniškiausius dalykus. Jo. Ar sutiktum, pradėjome pusiau nuo Herakleito ir užbaigtume pusiau su juo? Ne pusiau. Aš šiaip labai mėgstu Herakleitą. Aš irgi labai mėgstu. Ką tu turiu omeny? Aš turiu omeny tą mitą, kur atvyko pas jį kažkokie veikėjai, kurie išgirdo, kad yra labai kietas filosofas Herakleitas. Ir jis, kai jie atvyko, jisai sėdėjo nekur kitur, o tualete. Ir tie pamatė ir nustėro, kaip čia toks didis mąstytojas tą daro, o jis sako, ir čia gyvena dievai. Tai nėra to, kas nebūtų. Šitos legendos kažkaip neužfiksavęs, gal girdėjęs, bet neužfiksavęs. Aš esu skaitęs pas mūsų mylimą profesorių Tomą Sodeiką straipsnėje. Šitą legendą. Reikia tikėti, tada reikia. Taip. Reikia pasitikėti. Tokia gera, kad negalėjau nepasakyti. Tai, žodžiu, nėra srities, kur nebūtų filosofijos gyvenamas sritis. Puikų žodžiai užbaigti laidai, tai su jais dar kartą kviečiam sekti, prenumeruoti mūsų tinklalaidę ir atsisveikiname iki kito karto. Iki kito karto. Ačiū tau, Justinai. Ačiū, Algi.